Labą dieną. Po pasidalintos mano informacijos apie ūkininkų protestą ir akivaizdžius pieno kainų skirtumus sulaukiau labai didelio dėmesio. Gaunu daug laiškų, daug informacijos ir tai tik patvirtina, kad žmonės jaučia, jog šioje sistemoje kažkas neveikia taip, kaip turėtų. Ši informacija nebus patogi. Bet jei mums rūpi Lietuvos ateitis, apie tai turime kalbėti garsiai. Lietuvoje maistas toks brangus, o ūkininkas išlieka silpniausia grandimi. Šiandien turime akivaizdų paradoksą. Ūkininkas už pieną gauna nuo 12 iki virš 40 centų už litrą. Pieno pagaminimo savikaina apie 35 centus, plius minus gali būti ir 30. Tai reiškia, kad dalis ūkių dirba nuostolingai ir kovoja dėl išgyvenimo. Bet kyla esminis klausimas, kodėl parduotuvėse pieno produktų kainos išlieka itin aukštos ir vienos didžiausių Europoje. Formaliai bandoma kažką spręsti. Buvo sukurta vadinamoji maisto taryba. Nors į tokius darinius žiūriu labai skeptiškai, bet galima ir pasidžiaugti, kad vos tik viešai iškeltas klausimas apie pieno produktų kainų skirtumus Europoje ir Lietuvoje atsirado pakankamai greita reakcija iš prekybininkų, sumažino kainas. Kaip pavyzdys, praėjusių metų pabaigoje, kai žaliavinio pieno kaina pradėjo kristi, sviesto kaina Europoje siekė apie 4 eurus už kilogramą. Tuo pat metu Lietuvoje buvo dvigubai didesnė, apie 8 eurus už kilogramą. Maisto tarybai kovo mėnesį pristačius palyginimą tarp Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos, pastebėta, kad Europos parduotuvėse kainos į rinkos pokyčius reaguoja ženkliai greičiau, o Lietuvoje daugiau nei 3 mėnesius vėluoja. Tai patiriame dabar ir su nafta. Kai naftos kainos kyla, degalų kainos akimirksniu pakyla ir mūsų degalinėse. Bet kai dabar nafta jau prieš keletą dienų nukrito 10%, mūsų degalinėse kainos išlieka tokios pačios. Ir tai reiškia viena. Kaip vartotojai pirkdami Lietuvoje mes permokėme. Tada nėra ko stebėtis, kad mūsų tautiečiai vyksta apsipirkti į kaimyninės šalis. Tačiau čia kyla klausimas, o kaip ten su ta konkurencijos tarnyba, ką jinai veikia? Mums, manau, visiems įdomu. Bet grįžtant prie maisto grandinės, o šios temos atveju pieno grandinėje paprasta suprasti, kad joje dalyvauja ūkininkas, perdirbėjas, prekybininkas ir mes, vartotojai. Nesunku suprasti, kad ūkininkas prisiima didžiausią riziką ir kad mes, vartotojai, sumokame galutinę kainą. Bet didžiausius pelnus ir vertę susikuria tarpininkai ir būtent ten kaupiasi didysis kapitalas. Kas valdo maisto grandinę, ten ir turtingiausi Lietuvos verslininkai. Pažiūrėkime faktais. Algirdas Pažemeckas, Antanas Trumpa, Gintaras Bertašius, pieno perdirbimas. Adomas Balsys, Vytautas Šidlauskas, Arūnas Zubas, Kęstutis Juščius, Ramūnas Karbauskis, vyresnysis Česlovas Vytautas Karbauskis, tai agro sektoriaus turtuoliai, o Jonas Jagminas – žemės ūkio gamyba. Čia tik keletas, jų ten gerokai daugiau. Turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašą galima lengvai rasti, todėl daugiau nevardinsiu. Man dar kyla klausimas, kiek prie to prisidėjo europinės lėšos. Ir štai čia įdomioji ES parama. Paanalizuokime, kam ji skirta ir kam iš tikrųjų atitenka. Kasmet Lietuva pasiekė apie 1 milijardus eurų ES investicijų. Taip, 1 milijardas eurų. Taip, tai dideli pinigai ir jų vienas pagrindinių tikslų, stebėkit, mažinti atskirtį, stiprinti regionus ir užtikrinti maistą. Bet realybėje nuo įstojimo į ES ūkininkų sumažėjo virš 50%, regionai ištuštėjo, smulkus verslas sunyko, mokyklos užsidarė ir vis didėja turtingųjų valdomas turtas. Maisto irgi pilnai neužsitikriname, turime perteklinių grūdų ir pieno. Realybėje ES paramos sklaida apgailėtina. 20% stambiausių žemvaldžių ir verslų gauna apie 80%,
Tai yra 800 milijonų kiekvienais metais bendrai Lietuvai skirtų ES investicijų. O ką daryti kitiems, kuriems ir turėtų būti skiriama parama? Štai jums ir atsakymas, kodėl atskirtis Lietuvoje vietoj mažėjimo didėja. Turtas koncentruojasi vis siauresnėme rate. Tai ne pavieniai atvejai, tai sistema. Beje, o tą sistemą kūrė Seime kaimo reikalų komitetas. Manęs nepalieka mintis stebintos posėdžius, kad tai tiesiog lobistai, kurie dar ir iš mūsų visų gauna algą, o atstovauja, mano nuomonė, visai neviešą interesą. Ir natūraliai kyla klausimas, kur šioje vietoje yra valstybė, o kur yra kontrolė? Gal girdėjote, gal matėte? Deja, realybėje kontrolė dažniausiai didėja smulkiesiams, o stambiesiams jos pritaikyti beveik nepavyksta. Apie kontrolę verslininkam dar kalbėsiu. Kaip tik šiuo metu renku informaciją apie atkeliaujantį pieną iš Latvijos ir Lenkijos. Kaip aiškėja, jos nėra. Kontrolės nėra, nes mažinama biurokratija verslininkams. Apie tai plačiau kitame video. O dabar pabaigai noriu aiškiai pasakyti. Aš tikrai nesu prieš verslą, nesu prieš sėkmę, bet esu už teisingumą. Lietuvos kaimas ir regionai yra unikali vertybė. Ten gyvena šeimos ūkiai. Jeigu silpnėja kaimo bendruomenės, silpnėja kaimas. Jeigu silpnėja kaimas, silpnėja valstybė. Jei matote problemą, pasidalinkite. Jei jums tai rūpi, paspauskite patinka ir pasidalinkite su draugais. Tegul sklaida pasiekia politikus. Ir gero jums savaitgalių.